noriu Jūs informuoti, kad lapkričio 2-14 dienomis Gaižiūnų ir Pabradės poligonuose vyks pirmą kartą rengiamos tarptautinės pratybos Geležinis kardas 2014, kuriuose dalyvaus per 2500 karių iš 9 NATO šalių. Noriu dar informuoti, kad anksčiau tos pratybos buvo nacionalinės ir buvo bataliono vertinimo pratybos, bet kada prasidėjo įvykiai Ukrainoje, Baltijos šalis ir Lenkija taip pat kreipėsi į NATO, kad kai kurias pratybas iš nacionalinio paversti NATO. Ir man džiugu pažymėti, kad būtent šitos pratybos NATO vyriausiai vadovybė atsiliepė į tą mūsų prašymą. Šitos pratybos buvo identifikuotos kaip NATO pratybos. Taip pat yra įvykiai ir Estijoje, ir Latvijoje, kai kurios pratybos nacionalinės. Ir Lenkijoje taip pat yra šiuo metu po taip vadinamų NATO skėčių. Taigi, po NATO viršūnių susitikimo Velse alijanse yra svarstomos įvairios priemonės, kurių dalis yra susijusi su saugumo Rytų Europoje stiprinimu, tai NATO pajėgų buvimo ir bendrų pratybų skaičiaus mūsų regione didinimas, vadovavimo ir valdymo elementų įsteigimas ir kitos. Netrukus Lietuvoje prasidėsiančios tarptautinės pratybos Geležinis kardas yra puikus pavyzdys to, kaip kalbos ir planai virsta realiais veiksmais. Šios pratybos bus neįkainojama profesinė patirtis mūsų kariams, nes didins jų gebėjimą veikti savo šalies teritorijoje tiek savarankiškai, tiek ir draugė su sąjungininkais. Ir šios sąlygos yra viena iš svarbiausių siekiant sėkmingai pasiruošti ginkluotai šalies gynybai. Be to pratybos yra labai svarbios ir informacinė arba atgrasimo prasme. Kaip Lietuvos kariuomenės vadui man labai svarbu, kad ryžtą prisijungti prie šių pratybų pareiškia net 8 NATO šalių kariai. Tai rodo, kad geopolitinės situacijos pokyčius ir mūsų reiškiamą susirūpinimą dėl saugumo situacijos regione NATO šalis supranta vis geriau ir vieningiau. Tai ypač pasakytina apie mūsų sąjungininkę Liuksemburgo kariuomenę, kurios kariams pratybos Geležinis kardas taps pirmosiomis pratybomis jų kariuomenės istorijoje, kad jie treniruosis užsienyje. Kaip ir kitais atvejais, kai Lietuvoje vyksta tarptautinės karinės pratybos už priimančios šalies paramos atvykstantiems sąjungininkams organizavimą ir atsakingą Lietuvos kariuomenę. Toks į Lietuvą iš įvairių šalių ir skirtingais būdais atvykstančių karių bei technikos kiekis leis mūsų specialistams dar kartą pasitikrinti savo galimybės ir procedūras priimti mūsų partnerius. Pasirengimo šalies gynybai prasme mums tai yra itin aktualu ir naudinga. Noriu taip pat pažymėti, kad tarp pratybų Geležinis kardas dalyvių bus ir NATO bataliono dydžio vienetas, sudarytas šiam priskirtos lietuvių kopos, rotuojamos JAV karių kopos, bei šiomis dienomis į Lietuvą atvykstančios kopos iš Vengrijos, kurie po pratybų dar pasiliks Lietuvoje ilgesnį laiką, kiek aš žinau, iki 9 metų. Šis vienetas kaip viena iš NATO atgrasimo priemonių bendrus mokymus Lietuvoje tęs ir vykdydamas ir kitas pratybas, kaip minėjau, dar apie 2 mėnesius. Taigi galbūt iš mano pusės informacijos yra tiek ir, kaip jau minėjau, kadangi pratybas Geležinis kardas organizuoja Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos, smulkiau apie pratybų tikslus ir eigą jums papasakos sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika. Labas rytas visiems. Gal tada tokius trupučiuką faktų, kur būtent tai, ką mes siekiam pasiekti šių pratybų, šių mokymų pagalba. Tai vyks lapkričio 2-14 dienomis. Aišku, iki to laiko dar bus atvykimas karių, kuris jau yra prasidėjęs netgi nuo praeitos savaitės pabaigos. Ir vyks iki pat lapkričio 2. Tada vyks iš pat pradžių atskirai vyks pratybas šitų atvykusių vienetų per 2 vietas, per 2 poligonus. Tai yra Gaižiūnų poligonas ir generolas Silvestro Žukausko poligonas Pabradėje. Priežastis, kodėl mes taip darom per 2 poligonus, todėl kad tiem tikslam pasiekti su tokiu karių skaičium mes tikrai sunkiai sugebėtume padaryti vienam poligone. Pagal šių dienų ribas, pagal šių dienų tų poligonų sutvarkymą. Ir tada už savaitės, tai yra būtent per savaitgalį, 8-9 dienomis, ir netgi dar 10 apimant kariai iš Gaižiūnų, iš Jonavos rajono, būtent pervažiuoja, atvyksta į Pabradės poligoną ir tada būtent tenais jau vyksta ta galutinė fazė, galutinis etapas šitų mokymų
ir tada mokymai baigėsi, kaip minėjau, lapkričio 14 dieną. Dalyvės šalis būtent yra visos NATO valstybės: Čekijos Respublika, Estija, Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Kanada, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija ir Vokietija. Organizuoja šias pratybas sausumos pajėgos ir šios pratybos yra NATO pratybos, tai yra jos yra NATO karinio rengimo ir pratybų organizavimo programos dalis. Šios pratybos aš prilyginčiau būtent toms pratyboms, kurios vyko šiais metais birželio mėnesį. Pagal dydį tai yra panašaus dydžio, čia irgi sunku smarkiai vertinti būtent tas, kurios yra mažesnės, didesnės pagal dalyvius. Galėčiau pasakyti, kad mums tai yra žymiai didesnis, sakykime, krūvis, žymiai didesnis atsakomybė irgi tame tarpe, todėl kad tiek priimančia šalies visą paramą mes patys darysim, tiek mes užtikrinsim visą būtent tą taktinį rengimą. Palyginus su Kardo kirčiu, kuris buvo birželio mėnesį, tai buvo trupučiu kitoks atsakomybė pasiskirstymė. Mes siekėme šių pratybų metu treniruoti NATO jungtinių karinių vienetų sąveiką, veiksmų suderinamumą bei pasirengimą vykdyti gynybinės puolamąsias stabilizavimo operacijas. Ir būtent pratybų metu Lietuvos kariai kartu su sąjungininkų kariais treniruosis operatyviai reaguoti į sumodeliuotas situacijas ir būtent tobulinsim tokiu būdu gebėjimus veikti išvien kartu. Man kaip sausumos pajėgų vadui tai ypatingai džiugu, kad tokio masto pratybos Lietuvos kariams suteiks tikrai unikalias galimybės būtent čia, Lietuvoje, treniruotis vykdyti operacijas kartu su sąjungininkais, su mūsų sąjungininkais. Dar šalia būtent rėmuose šitų pratybų, šitų mokymų, mes darom taip pat ir kitas pratybas, kurios turi, sakykime, reminti tikslą, mes jas integruojam, tai yra pasitikėjimas 2014. Būtent šių pratybų tikslas yra karius treniruoti, vykdyti netiesioginio poveikio operacijas civilinėje aplinkoje. Taip pat vienas iš tokių tikslų, nacionalinių tikslų yra būtent tai, kad mes šių pratybų metu įvertinsim Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, ypatingai vienetų pasirengimą dalyvauti NATO parengtų pajėgų budėjime, kuris prasideda nuo kitų metų. Iš viso Lietuvos karių skaičius, kurie dalyvau šitose pratybose, yra apie 1900, tai yra 1900 iš skirtingų vienetų, tiek sausumos pajėgų, tiek iš kitų kariuomenės vienetų, tai netgi iš oro pajėgų, jūrų pajėgų yra karių, logistikos valdybos, karo policijos, mokymų doktrinų valdybos. Gal keletą tokių žodžių apie tai, kokia bus naudojama technika, mūsų kariai kokią naudosis technika, tai visų pirma, aišku, pagrindinė ta tokia rimtesnė, stipresnė tokia technika, ką naudos Lietuvos kariai, tai bus vikšrinis šarvuotasis transporteris M113, amerikiečių vienetai, kurie čia dalyvaus, naudos šarvuotus transporterius Strikerius, pėstininkų kovos mašinas Bradley, vokiečių vienetai naudos šarvuotus transporterius Fuchs ir šarvuotus visureigius Fennek ir Eagle 4. Vengrijos kariai šių mokymų metu naudos jų kariuomeniai dar tebenaudojamas ratinius šarvuotus transporterius BTR-80, o Liuksemburgo būtent vienetai turės visureigius Dingo. Aš iš dalies paminėjau, kad toks mūsų yra tikslas šių pratybų metu treniruoti, toliau testuoti, užtikrinti, kad mes turėtumėm tinkamą pasirengimą ir tinkamas procedūras vykdyti priimančią šalies paramas. Taigi atvykimas mūsų sąjungininkų, mūsų NATO karių vyks per įvairiais būdais. Būtent kariai atvykinės per Vilniaus oro uostą, per Klaipėdos jūrų uostą, geležinkeliu per Šeštokus, taip pat keliais iš Latvijos ir iš Lenkijos. Mes labai gerai suprantam, kad šį savaitgalį vyks Lietuvoje, pradedant nuo penktadienio, kada tikrai daug žmonių bus keliuose.
tai mes tą dalyką labai gerai įvertinam ir labai gerai suprantam ir mes dėsim visas pastangas. Padarysim viską, kad tas karių judėjimas, karinės technikos judėjimas arba visiškai nesutrukdytų būtent kitam, būtent mūsų žmonių judėjimui Lietuvoje, arba padarytų tikrai patį minimaliausią įtaką. Tai tiek, jeigu taip bendrai, aišku, pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokie būtų.